Matyti savo grožį ir apskritai daug jausti džiugesio, švytėjimo yra intensyvu. Tai ir yra priežastis, kodėl tam atsiveria tie, kurie atranda drąsos. Visoms sistemoms prisitaikyti prie naujų aukštų dažnių, įsileisti su daugiau tikėjimo suderintas galimybes, jų matymą, kiekvieną kartą jaučiasi lyg giliai įkvėpti ir leisti numirti senai tapatybei. Matyti sąmonės sielos grožį yra intensyvu. Ir vis dėlto, kai atsiveriam, kai sutinkam spindėti savo pačių grožyje, suprantam, kad tai ir yra būdas eiti su natūraliu savo ritmu. Ir tu nekartą tai patyrei, perėjusi slenkstį atsivėrusi naujoms galimybėms, kuriuose daugiau tikėjimo, laisvės, spindėjimo, buvimo savimi, džiaugsmo, tikrumo, supratai, kaip verta vis labiau prisiminti, kas esi. Žinutė moteriams, kurios patiria save stovinčias ant slenkščio į kažką gražaus, kur dar neaišku, kaip tame naviguoti. Esi laukiama saugiame seserystės palaikymo glėbyje, kartu su mano ir šalies, kurią išjausiu vedimu. Esi laukiama susiderinti su savimi kelionėse retritose Balyje, Egipte ir moterų ratose Lietuvoje.